Labas vakaras, Lietuva. Tai sveiki gyvi. Čia buvo, kad mes atkursim istoriją. Važiuosime į Vokietiją. Mums reikėjo surinkti 20 000. Kol kas atsakymai iš įmonių yra tiesiog apgailėtini. Buvo tokia nerimo. Ta prasme, čia sakėt, kiek viską reikėjo padaryti ir pasirūpinti vaikam. Girdėjot, 10 valandų. Ir aš mėgosiu šioje palapinėje lauke. Gal surinksiu 1,000 eurų. Sininkas sakė 500 eurų parnešti. Man pirmieji 500 eurų. Yes! Apie tai ir aš nežinau. Negaliu nieko pažadėti. Mes, 20 bičiukų iš mokyklos, keliaujame ne kur kitur, o į Vokietiją pristatyti retus istorinius kalavijus, kur turėsime suorganizuoti šventę, sukviesti kažkokius tai žmonės ir viską padaryti patys. Ne. Ai, būčiau nepagavęs. Čia ne aš, bet mano draugas Dovydas. O tai yra istorija, kaip aš, jis ir mūsų draugai surinkome 20 000 eurų vienam svarbiausių mūsų gyvenimo projektų pavadinimu Misija kalavijas. Ką čia darysit, vaikinai? Mes mėgosim su mūsų čiužinys. Bet dabar pradėkim viską nuo pradžių. Čia veikia? Ok, veikia. Visa šita misija kalavijas idėja nuskambėjo apie vasario berods vidury. Labas vakaras, Lietuva. Tai sveiki gyvi. 24 jaunuoliai moksleiviai ruošiasi kalavijų misijai. Čia buvo, kad mes atkursim istoriją ir keliausim po Europą. Mes važiuosime į Vokietiją, padėsim lietuvių bendruomeniai Vokietijoje ir kitose miestuose organizuoti Joninių šventę. Ir pristatinėsime lietuvių bendruomenėms, kokie mes galim būti vieningi, kokią mes turėjom didžią ateitį, praeitį. Mes važiavom pas Adomis Viklą į jo kalvę. Buvo skambutis, paskambino Mindaugas ir sako darom ir pristatė visą idėją, patį planą. Tai pažiūrėjom tas kalavijus, Adomus parodė šį procesą, kaip ten daro, tai aš buvau šiaip apšalęs. Man svarbu į tą gentinį laikotarpį atsigręžti, todėl kad dabartinė Lietuva iš tų genčių susiformavus. Mums reikia būti vieningiams. Tai kalavijas ir simbolizuoja tai galią ir svarbiausia vienybę. Buvo tokia nerimo, vis tiek aš prisižadėjau, suprantu, kad tiesiog turi būti padaryta. Čia labiau kas man vyrų kalvė? Labai paprastai, kaip dažnai šneku su žmonėm ir reikia įvardinti, kas yra vyrų kalvė, tai labai paprastai pasakau vaikinų kalikla. Tiesiog vyrus kala iš paauglių. Aš galvoju kitaip. Vyrų kalvės akademija yra vieta, kur mes visus metus, kaip vadovai sako, mokomės prisimti atsakomybę, siekti savo tikslų, būti atvirais. Bet man labiausiai patinka, kad mes mokomės ne iš knygų, o iš savo patirčių. Ir daug ką darome patys. Labai džiaugiuosi, kad visiems patinka, tiek daug šypsenų. Mes turėjome surinkti finansavimą kalavijams. Mums reikėjo surinkti 20 000. Ta prasme, čia sakėt, kiek visko reikėjo padaryti ir pasirūpinti vaikam. Kas yra, mano gal taip. Ir aš mėgosiu šioje palapinėje lauke. Iki tol, kol surinksiu 1,000 eurų. Esame Kaune, Kartlande, eisime ten pristatinėti mūsų idėją. Tai ką, eisim į moterų klubą, pažiūrėsim, kaip mums sekasi. Visi pasisveikinkit. Aš buvau atsakingas už finansavimą. Ką tik padariau skambutį. Ir verslininkas sakė 500 eurų parnešti. Man pirmieji 500 eurų. Yes! Tai buvo tiesiog ieškojimas finansavimo. Kasdieną realiai skambinimas, ten susisiekimas su verslininkais, ieškojimas, kad galėtų paremti, susitikimai tuo pačiu. Tai va. Sveiki. Nusprendžiau, kad visgi atimsiu kompą iš savęs ir jį atgausiu tik tai surinksiu 1000 mūsų misijai. Dabar ardysiu jį. Tiek daug klaidų reikėjo ištraukti. Martynas Trainys, Vingio parkas. Nekaltas.
Iš Vokietijos buvo atsakingas už sklaidą. Ir hebrytė, aš visus Facebook'o draugus tiesiog paėmiau pisti ir atžymėjau šis grįžtančių ir tiesiog parašiau like ir share. Tai prieš visai stovyklai vykstant mes realiai turėjom susisiekti su kuo daugiau žymybių. Aš paskambinau šiandien Valujavičiui ir mes susidraugavom per telefoną, pakviečiau į pizzeriją jį. Tiksit gyvai su Valujavičiui? Jo, gyvai sutiksime. Mes net toj pačioj gatvėje gyvenom. Hypas tikrai buvo, bet progreso nelabai. Pusę laiko praėjo ir mes buvom surinkę tik 1/4 sumos, kurios reikia. Tai apie 5 štukas, o mums reikia 20, kad išvažiuotume. Lemba, atrodo, tiek pastangų dedu, bet nieko neįvyksta. Ir paskui to pasiekoje, kai likus kokiom, nežinau, 2 savaitėm ar 10 dienų, mes nusprendėm, kad mums reikia susitikti gyvai ir padaryti skambučius gyvai. Tai šiandien 5 valandas skambinėsim, žiauriai baisu, bet mes patys prisiriam košės. Klausau. Sveiki, ar su Darium kalbu? Taip, klausau. Skambiname į įmonės ir prašome paramos mūsų šitam projektui. Tik tiek, kad laikas yra blogas, nes įmonė biški sunkiai sekasi, finansiškai nuostolingai dirba. Labą dieną, čia Ignas. Kol kas atsakymai iš įmonių yra tiesiog apgailėtini, bet ar mes pasiduodam? Ne. Martynas Stvara. Dabar? Jo. Koks tikslas tau šiandien? 10 skambučių. Čia Marčius, kietas bičas. Trumpas faktas apie jį, jis būdamas 14 metų pakeisdavo balsą į moterišką ir išviliodavo pinigus iš senių. Manau, kad šitas įgūdis jam gali praversti ir čia. Iš viso grupė mūsų kokį tikslą turi? Čia aplamai visa grupė žmonių, kiek mūsų čia seks? Prašau. Kamerą nueikit, pafilmuot Dovydą, kaip jis šneka gerai, bandyt pafilmuokit. Tas pirmas skambutis, aš ateinu. Skambina. Galvoju, neatsiliepsiu, ir aš jau papiškai taip patileidžiau, nežinau, kokią 10 sekundžių neatsiliepsiu. Ir aš taip patileidžiau, atsimenu, pirmą skambutį atsileidžiau, tos kaifuoju, gerai, nereikės kalbėti. Pys, atsilės. Labą dieną, ar su Dovilė kalbu? Sveiki, aš esu Dovydas Šimkevičius ir man yra 17 metų. Gal netyčia esate girdėję apie Vyrų kalvės akademiją? Širdis daužas, nei bum, nesuprasti, tam bandai vartytis panašiai, negirdėjęs, nei kas Vyrų kalvė yra, nei kas ta misija Kalajas. Ir ten aiškiai, 30 sekundžių užtruko pats pokalbis, suderinau susitikimą. Kokį pirmadienį pasiskambinti ir tada galėtume susitarti tiksliai laiką. Žinau, labai gerai tinka. Toks, žinai, pakilėjimas buvo iškart, kad tai očiau. Nėra ką veikti, karočiui. San, kai koks autizmo šeidas angliškai tai pabandoma. Kaip gali viskaročią angliškai? Įvyko taip. Skambinom Mesiu tokiam. Aš nesitikėjau, kad jis angliškai kalba. Susitarėm susitikimą, 5, 6 arba sekmanį, negyva žinoma, bet pinigų jisai nenori duoti stranger. Nepažįstamiem žmonėm. Tai bandysim, kad duotų pinigų tam nepažįstamam žmogui, jo papa. Įsimas, jisai afigenai daro skalbų. Prašom, pradėti. Ačiū. Sklandžiausias pokalbis, kokį esu girdėjęs iš mūsiškių. Sveiki, aš esu Dovydas Šimkevičius. Labą dieną. Aš su Egidijum kalbu. Labas rytas. Oto. Alio. Mes ieškome partnerių šitai veiklai, norint ją įgyvendinti. Tai šitą pridėti prie adreso. Gerai, viso. Tai tipo rytoj ryte paskambins, jeigu nepaskambinu, aš paskambinu. Gerai. Jo, mes planavom surinkti 4000 eurų, kad taip tiesiogiai gautumėm pinigų negavom. Bet yra suorganizuoti, kaip žinau, 4 susitikimą. Tai jeigu kiekvienas susitikimas atneša po 1000 eurų, realiai ir gaunasi, kad mes per šiandien uždirbom 4000 eurų. Šiaps work. Toks dalykas, mes 2 naktis šiandien miegojom. Tai chebra. Labas rytas. Mes pasiėmėm kilimą iš VK ir va čia darbus susitiksime. Kol mes afigenai rinkome pinigus, atėjo Valujavičiaus susitikimo diena. Ir nemeluosiu, į tai buvo dedama tikrai nemažai vilčių. Mes su Simu bandysime pakviesti Aurimą Valujavičių važiuoti su mumis į kelionę. Misija Kalavijas.
Žiauriai jaudinasi. Maltas, malonu. Simas, Sveiki, Jonas. Jau kokį planą turit? Tai va, mes esam Vyrų kalvės akademijos antrakursė. Ir mes va šįmet turėjom tokią idėją, kaip ir padaryti, restauruoti tokį kultūros paveldą. Nusprendėm važiuoti į Vokietiją. Ten yra lietuvių bendruomenė ir jie rengia joninių renginį. Tai va, mes važiuosim į Vokietiją, padėsim jiem tą renginį suorganizuoti ir tada tų pačių padarysim tų kalavijų pristatymą. Okay, o ko norit iš manęs? O mes norim, kad jūs su mumis važiuotumėt. Jo, bet aš ten nuvažiavęs, kas tada? Mes turėsim kažkokiu tai iššūkiu pačioj toj Vokietijoje ir vadovai ten bus paruošę kažkokiu tai užduočių, galima taip įvardinti. Apie tai aš žinau. Negaliu nieko pažadėti. Nes daug dienų man susivalgo. Mes suprantam, jie. Tai jo, kas ten liečia ar dabar, ar jau kai turėsit serialą, tai galėsiu įmest. Sorry, dar kažką. Kaip galvojat, ar Valujavičius atvažiavo? Ne. O dabar turėtų būti kadras, kai mes surinkome 20 000 eurų, visi džiaugiamės, plojam, bet šito momento operatorius nenufilmavo. Žodžiu, sorry, nepavyko. Okay. Paskutinis kadras prieš mūsų kelionę. Tai kas mums beliko padaryti, tai yra pasimti autobusiukus. Autobusiukai? Nebėra. Oi, pasipirį potėpėlį pyktą. Pasikraut daiktus. Rimas! Ir važiuojam į mūsų galutinį tašką. Girdėjot? 10 išvarom. Galim daryti live VK, Instagramą ir Facebooką. Nori? Bus žiauriai blogai. Koks ateinu šitą kelionę? Aš tai, tokia nežinia. Nekantraujantis. Tai pasiruošęs išgyventi. Tai aš ateinu su pasididžiavimu. Ir labai man įdomu, kaip šita grupė veiks, kai kažkas nutiks nelabai taip malonaus. Paskui bus audra. Ir noriu pamatyti, kaip visi mes joje veikiam. Norisi aš tiek drąsos, kad galėčiau žmogui pasakyti tiesiai akis, kad man nepatinka, kaip tu dabar elgiesi, ką tu dabar darai. Nu ką, vyrai, nuo šitos sekundės prasideda ubuntu. Tai reiškia, visi, kas yra iš dešinės ir iš kairės, yra kur kas svarbesnį nei jūsų patys. Žiauriai gerai. Pažadu. Paėmei? Jo, turiu. Viliau. Labai stresavau. Turit nueiti 50 namuotai. Žinai, kur mes atsiradom? Pensininkų kurorte. Niekas nesupranta iš vokiečių beveik angliškai. Aš žinau savo žodyną, tu nežinai, kai aš moku, kiek galiu pasakyti. Pakviest mažiausiai 200 skirtingų žmonių. Ir aš galvoju, nes tvarkysiu. People of Germany! Aš tų žmonių vietų išsigąsčiau. We invite you to the Johannes Fest. Bring your friends, bring your family. Jeigu nepavyks, tai reikės išsimaudyti pelkiai.